Norint naudotis IDAIS išoriniu portalu, reikia prisijungti prie sistemos. Prisijungimui paspauskite mygtuką Prisijungti. Būsite nukreipti į Lietuvos Respublikos muitinės bendro naudotojų vardymo portalą. Atlikus autentifikaciją, būsite nukreipti į IDAIS paslaugų gavėjo pasirinkimo langą. Paslaugos gavėjo pasirinkimui paspauskite mygtuką Pasirinkti. Būsite nukreipti į pasirinkto paslaugos gavėjo Intrastato statistinių ataskaitų suvestinę. Prireikus pakeisti paslaugos gavėją, paspauskite naudotojo duomenis, tuomet pasirinkti kitą paslaugų gavėją. Vėl būsite nukreipti į paslaugų gavėjo pasirinkimo langą. Tokiu būdu nesunkiai pakeisite paslaugų gavėją, už kurį bus teikiama ataskaita.